Gerą dieną, bičiuliai. Tai ką, smagu ir vėl pasimatyti. Kaip ir žadėjau, kelsiu video būtent apie kviečius, bet truputėlį šiandien įsiplėsime dar kitą temą. Apie miežius pakalbėsim truputėlį ir apie rapsą. Tai šiandien lankausi Žemaitijoje, Žemaitijos kalvose. Tai va, atrodo va taip, kalvos pas mus. Tai turbūt, kad šiandien paliesim temą apie tokią veislę etaną. Iš tikrųjų daugelis esat turbūt ir bandę, ir sėję, ir auginę, ir esat turėję įvairiausių rezultatų. Vienur geriau, kitur prasčiau, bet etana yra tokia veislė, kuri kai kuriais atvejais atrodo negraži, serganti ir ligota, bet ji duoda derlių. Tai pasižiūrėkim, turim va čia etaną. Ir nu va, varpas ir va tokis. Nu. Jeigu išrausim, pažiūrėsim, kiek čia tų lapų turim. 3 lapų neturim. Tai dar turim 2 lapus. Va, etana atrodo taip. Ir vis lauks taip atrodo. Turim nepageidaujamų antais gyventojų, miežiai žieminiai, nes praeitais metais buvo sausa. Nei išsinaikinti jų paprasčiausiai, nes nesudygo. Tai va, etanos varpa va tokį. Čia truputėlį dundulis pykst kažkodėl tai. Tai čia dabar ką tik dabar stipriai labai nulijo. Tai va, praeitais metais iš tikrųjų etana stebina savo derliumi ir kokybę. Tai šiais metais lygiai tu paties tikiuosi ir visa kita. Tai ką mes turim, čia veiklios medžiagos yra 123 azoto. Ir nėra iš tikrųjų labai daug palyginus kaip Žemaitijoje ir aš labai tikiuosi gero derliaus iš čia. Tai dabar parodysiu miežius. Kvadriga yra tokia veislė. Čia yra C4. Ir aišku, jie jau eina į pabaigą, va, varpa ir va tokį. Tai parodysiu, kaip atrodo. Viskas kietėja jau. Va. Šiais metais, jeigu atkreipsi dėmesį, tai panašiai, matot, viskas 2 savaitėm vyks anksčiau. Tai vaizdą va turim tokį bendrą. Šiaip iš tikrųjų gražiai atrodo, šešėlis. Ir čia azotą turiu 110 veikliąją medžiagą. Palygins nedaug. Tai va, tai kas keista darosi iš tikrųjų, kad šiais metais viskas įvyks anksčiau. Tiek rapsų kūlims, tiek kviečių, tiek miežių. Miežiams dar liko 3 savaitės ir viskas, ir galėsim imti derlių. Tai va, tai šiai dienai žydi putinai, putinas, tai negerai. Tai ką rodo, tai kad viskas įvyks anksčiau. Ir kur turbūt ir pagrindinė tai problema, kad anksčiau, jeigu taip žiūrint, tai iš augalų fiziologijos, nepriklausomai kada pasėtas augalas, pagal augimo ciklus arba pagal fotosintezės kampą, vis tiek augalas turi žydėti arba duoti vaisių tuo pačiu metu. Nepriklausomai kada tu jį pasėjai. Sėjos laiks būdavo, sakykime, kalendorinis toks kažkada, o dabar jis pasisukęs ir labai stipriai. Taip, kad keista iš tikrųjų. Blemba, čia dundulis pyksta kažkodėl, turbūt nenori, kad filmuočiau. Tai reikia nuvažiuoti iki dar Excitedą ten pasižiūrėti iš tikrųjų. Dar norėjau droną pakelt, bet nepavyks, nes tuoj bus lietaus. Tai varom iki Excitedą ir pažiūrėsim, kaip ten kas atrodo.
Nu tai va, atvariau iki Excited. Iš tikrųjų, čia dabar prie įvažiavimo esam. Bet Excited, nežinau, šiais metais tikrai, kad manęs nestebin. Ir jeigu atkreipsi dėmesį, pasižiūrėkit ir purkštą, ir nulygų, ir visą kitą. Ir lapų nebėra. Ką dar mes jau rudenį jau pamatėm, kad turim gumbą. Tai, žodžiu, nusprendžiau, kad šitos veislės nebesiesim daugiau niekados gyvenime. Nei Dominatoriaus, nei Excited. Tai, žodžiu, ir tokia situacija. Čia veiklios medžiagas azotą esam atidavę 150. Taip, kad nežinau, tikėjausi iš tikrųjų daugiau, nes iš tikrųjų išgertos veislės ir daugelis ėt ir turbūt, kad pasiliksiu prie 206 rapsų ir dar kitų veislių. Tai, nes jau kelinti metai iš eilės Excited nestebin. Prieitais metais kai kurios ūkios buvo visai neblogai, sakyčiau, bet didžiai dalį, na taip, kažkaip. Tai todėl ir atsisakysiu aš jo pas save, kad nebūtų jo. Tai aišku, palyginu, šiandien daug azoto esam įdėję ir visą kitą, bet problemą ir sakau, kad jau pasėjus rudenį turėjom gumbą. Tai gums ateina lygiai taip pat plinta per sieklas. Taip, kad verta pasvarstyti ir ar verta ar neverta. Tai, bet čia skau gali būti kiekvienam ūkį skirtinga situacija iš tikrųjų ir visa kita, nes vieniems tinka, kitiems netinka, man netinka, kad yra taip ir aš nebesiesim daugiau šitų veislių. Tai va, tai dar truputėlį miežius parodysiu, kaip atrodo. Dangus labai stipriai niaukėsi. Čia gavom dabar vandens stipriai. Šlapia. Nu va, miežiai taip atrodo. Ir ką žinau, šiaip turim dar pasisėję tokią veislę barakudą. Tai reikia pabandyti nuvažiuoti iki ten, gal dar barakudą parodyčiau, kaip atrodo. Tai bandom nuvažiuoti. Nu ką, atvažiavom iki barakudas. Tai va, pažiūrėkim, kaip ta barakuda atrodo. Ar iš tikrųjų nėra barakuda ar ne? Tai va, čia pačioj galų laukė esam dabar. Tai va, šiaip iš tikrųjų visai neprastai atrodo. Na, varpas ir tokis, va. Irgi čia bus jau kietėjimo fazėje. Nes dabar planuojam daryti tą vadinamą kokybinį, žinai. Pasidarysim. Va. Viskas jau. Jau laiks padaryti kokybinius jau. Ir užmiršti. Tai va, tai barakuda atrodo visai neprastai iš tikrųjų. Turėjom biškį truputėlį iššūkių dėl ligų. Nors aišku, šiais metais neturėjau tokios vietas arba tokį rajoną, kur nebūtų problemų su tom ligom iš tikrųjų. Nes tas sakau, kaip ir minėjau, pavasaris ir buvo įdomus, vien dėl to, kad gavom ganėtinai daug kritulių, plus temperatūros aukštas, tai ideali sąlygas ir patogenams daugintis ir gyventi. Taip, kad šiais metais galėjai purkšti kiek norėjai tų fungicidų ir pačių geriausių ir brangiausių ir visų kitokių nori, vis tiek turėjom problemą. Taip, kad neišvengs iš tikrųjų, nes geras sąlygas. Aukšta temperatūra, drėgmės, pavasarį, sakykime, kai gavom sniegą, kai kur sniegs išbuvo ir savaitę ir daugiau, kai kur buvo mechaniniai pažeidimai, būtent kviečiuose ir tos pačios miežiuose. Taip, kad lietutis baigia išvaryti mane iš laukų ir bando išvaryti. Tai ką, reikia lipti mašiną ir važiuoti kitur, nes reikia batukus persimauti.
Jo, šiaip iš tikrųjų neprastai čia dabar nupylė to vandenuko. Matos, kad ir vėl štais parein to vandens. Taip kad situacija yra iš tikrųjų ganėtinai gera. Derlingumas turėtų būti visai neblogs. Taip kad nuotaikas iš tikrųjų yra geras, o augalai rodo gerą derlingumą. Tiek kviečiai, tiek rapsai iš tikrųjų stebint. Tai sakyčiau, kad turėtų būti neblogai. Tai ką, tada šiandien tiek. Ačiū, kad laikinat, komentuojat ir dar kartą pabrėšiu, kad bus vykdoma lauko diena. Gausit pakvietimus ir maloniai kviečiam apsilankyti, nes tikrai turėsim ką padiskutuoti ir apie ką. Turėsim daug ką parodyti iš tikrųjų, ne vieną veislę iš tikrųjų aptarsim. Taip kad iki susitikimų. Tai ate.